Labą dieną, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Šiandien pas mus maitinimas per lapus, absoliučiai visuose šiltnamuose, visus augalus, pomidorus, agurkus, paprikas, salotas, visus kitus žalumynus. Purškėme šiuo tamsiu skysčiu, tai yra slieko arbata biohumusas. Jau daugelis iš jūsų turbūt matėte mano videos apie šitą stebuklingą gamtos sukurtą skystį. Vasaros viduryje augalus reikia jau pastiprinti, nes dalį medžiagų iš dirvos jie jau būna išnaudoję, o labai daug reikia žiedams, o taip pat vaisių mezgimui, nokinimui ir taip toliau. Todėl nuo dabar, kartą per 10 dienų ar 14 dienų mes purškėme praktiškai viską šituo nuostabiu skysčiu ir maitiname per lapus. Kodėl per lapus? Paprasčiausiai taip greičiau, o įsisavinimas maisto medžiagų labai efektyvus. Biohumusų rinkoje yra visokių, tačiau šitas skiriasi nuo kitų. Visų pirma, dauguma biohumusų gaminami tik tai iš mėšlo, nes taip yra paprasčiausia, pigiausia. Tuo tarpu šitas biohumusas pagamintas pagal mūsų užsakymą, naudojant daugiau nei 20 skirtingų medžiagų iš gamtos. Mums reikalingas turtingas biohumusas ir su labai aktyviais mikroorganizmais. Todėl šitas biohumusas nepilstomas į ilgalaikę tarą. Jisai pilstomas tik tai prieš naudojimą, prieš išsiuntimą, jeigu užsakoma pas mus parduotuvėlėje. Nes mikroorganizmams reikia oro. Ir visose mūsų instrukcijose parašyta, kai tik gausite pakuotę, prasukite kamštelį, pastatykite tamsioje vėsioje vietoje. Ši trąša yra universali ir ji tinka visiems augalams. Tai reiškia tiesiog visiems augalams. Ir daržovėms, ir aišku gėlėms, ir vaistiniams, prieskoniniams augalams, ir krūmams, ir aišku medžiams. Šį unikalų skystį galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje www.gamtinisdaržas.lt. Ieškokite skyrelyje sodui ir daržui.